pirmiausia, tai reiktų turbūt pasveikinti Lietuvą, kad padėjo konservatorius į vietą, kad ir kiek ten tas Šimonytė šypsosi, vis tiek šitą akivaizdu, kad konservatoriai netenka balsų ir čia gerai, kad aš irgi pats asmeniškai, kaip ir prieš 5 metus, taip ir dabar balsavau realiai prieš Šimonytę, o ne už Nausėdą. Nausėdą, aišku, reiktų pasveikinti, bet, kaip sako, valdžia parodo savo tikrą veidą tada, kai po rinkimų. Bet Nausėdos tas parodymas, kai sukvietė žmonės susirinkti prie prezidentūros, žmonės suvažiavo iš visos Lietuvos ir iš Šiaulių ir iš tolimesnių kraštų, pripirko gėlių, dovanų. Ir jis pats nepasirodė, o jau leido vakarą su savo elitinė chebra. Čia tik tai parodė, kad žmonės reikalingi tol, kol jie ateina iki savo balsadėžių. O po rinkimų nei vienas tas žmogelis nebereikalingas. Tai man labai liūdna, kad vis dėlto Nausėda, elito vakarėlis, o jūs ten durneliai pasilikite, vaikščiokit prie tos prezidentūros, pažadėjo atvažiuoti, net ir neatvažiavo. Ir čia, kai jisai sako, jis toliau važinės po tos regionus, tai čia pasakos yra. Važinėjo tol, kol prieš rinkimus reikėjo. O visiems, kadangi tokie metai, siūlyčiau apskritai neatsipalaiduoti ir noriu dabar viešai pasakyti, kad iš esmės tai remiu Petro Gražulio partiją, 8 numeris ir visi atsiminkite šitą skaičių, numeris 8 ir realiai ir mūsų partija Mes Lietuva, iš esmės tiesiogiai rinkimuose nedalyvaujam, nes, patys suprantat, kur aš esu ir to neįmanoma padaryti. Ir kodėl aš esu čia tam kalėjime, kad tose rinkimuose nei prezidento, nei Europos parlamento nedalyvaučiau. Tai aš manyčiau, mano nuomonė, pats tinkamiausias sąrašas, tai yra numeris 8. Ir šiaip norėčiau paagituoti tame sąraše, paieškokit tokios Editos Navickienės. Tai yra mano tikrai gera draugė, bičiulė. Ir žinot, kodėl vadinu draugę? Kaip ten sako, draugą nelaimiai pažinsi. Tai va šitą patarlę dabar ypatingai veikia. Ir man tas laikotarpis dabar toks ir yra. Kai man blogai, pamatai, kas tavo draugai. Tai va šitoj vietoj noriu visiems pasiieškokit 8 numerį partijos ir pasiieškokite Editos Navickienės. Tikrai šauni moteris iš Šiaulių, nuo pat jau pradžios visą laiką, nuo didžiojo šeimos gynimo maršo su mumis ir tikrai moteris yra labai atsidavusi šitai šaliai. Ir taipogi artėja atostogų metas, bet aš manyčiau, kad reiktų ir padėti. Tai kviečiu ir paremti finansiškai, paprašysiu aš administratorių, kad nurodytų sąskaitos numerį, tai tikrai padėkite Editai Navickienei ir finansiškai, jeigu turit kokią lyčiną pinigėlį, nes tai yra, gali atstovauti ir gali pasakyti. Ir susiraskite LRT debatus, kur kalbama, Pumprickaitė užvedė kalbą žmonių teises ir kažkodėl žmonių teisės visiems asocijuojasi su LGBT teisėm. Ne. Jūs neįgaliuosius kažkodėl visi pamiršo kažkaip, taip tipo jau jie nebe žmonės. O Edita, jinai šitą kompetenciją turi. Tai tikrai yra žmonės ir aš tikrai pasitikiu Petro Gražulio sąrašu ir šiti kandidatai, man atrodo, jau gali pasakyti Europai, kad yra tokia Lietuva ir kokios čia yra problemos ir kokių žmonių yra teisės pažeidžiamos. Ne kažkokie fantaziniai, lytiniai herojai, o ta prasme žmonės, kurie turi tikrai realių, tikrų problemų ir tame tarpe jie Lietuvoje yra tarp mūsų, tik jie sukišti į vežimėlius, uždaryti savo butus ir išeiti iš to negali. Tai aš manau, šitoj vietoje šitų žmonių Europoje reikia teisės ginti. Ir apskritai reikia klausimą pakelti. Tai 20 metų Europoje praėjo, o mes dar gaunam tokias pensijas kaip Europoje. Ką? Aš nekalbu apie algas. Kiek sugebėjai užsidirbti, tiek užsidirbai. Aš kalbu apie pensijas. Kodėl praėjus 20 metų vokiečių algos vis dar didesnės negu lietuvių? Kas čia dabar per reikalas? Tai aš manau, Lietuvai reikia pasinaudoti Europarlamente ir visom veto teisėm ir visais dalykais tik tai įmanoma ir Europai pasakyti, jeigu jūs nesutvarkysit tokių pensijų, kokios yra pas jūs Vokietijoje ar pas jūs Prancūzijoje, tol mes nedarysim tokių dalykų. Atėjo laikas pasakyti europiečiams šitą dalyką. Nes mūsų valdininkam tai yra labai gerai, kaip yra dabar. Tai tiek norėjau pasakyti. Dar kartą primenu, numeris 8, Petras Gražulis, Edita Navickienė. Už Lietuvą, vyrai. Jūs prisistatykit, prašau. Aš esu
Esu Edita Navickienė, aš esu 5 vaikų mama, 2 iš jų su labai sunkiom negaliom, jom yra virš 30 metų. Ir daugiau negu 30 metų aš kovoju už neįgaliųjų teisės. Tai yra pati žemiausia socialinė grandis, kurios teisės yra labiausiai pažeidžiamos. Žmonės su negale negali pakliūti į sporto klubus, į parduotuvės, grožio salonus, gydymo įstaigas. Jie negali gauti elementarių paslaugų, jie negali apsipirkti kaip oriai, ne? Ką gali padaryti kitataučiai, ką gali padaryti LGBT atstovai. Taip, jūs galite visur eiti. Mes pakalbėsime. Bet žmogus su negale, jis dažniausiai būna, jeigu tai yra dar ir judėjimo negale, jis dažniausiai būna įkalinamas tarp 4 sienų 20 metų, 30 metų, dėl to, kad jo būstas nepritaikomas. Lietuva yra ratifikavusi Jungtinių tautų negalės konvenciją. Bet žinokit, tai yra liūdna. Paskutiniai mėnesiai mes einame tokiais sparčiais žingsniais atgal, kas liečia žmonės su negale. Jų teisės yra taip pažeidžiamas, kad motinos žudosi, žudo vaikus. Apie ką mes kalbam? Ir jeigu Lietuva nesilaikys įsipareigojimų, kas liečia žmogaus teisės, o ypač neįgaliųjų, aš esu tik už sankcijas. Ačiū labai. Pagaliau iš tos pusės buvo teisingas ir visiškai konkretus atsakymas.